Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir tęsiu šios savaitės apie diagnostikas temą. Ir kaip jau sakiau, kviečiu ateiti ir tapti klientų į diagnostiką, kuri yra nemokamai ir kuri vyksta Zoom platformoje. Ir jos laikas yra maksimaliai 1 valanda. Ir pasinaudoti progą. Kodėlgi? Todėl, kad tai yra galimybė jų pasižiūrėti situaciją kito žmogaus akimis, o tai yra specialisto. Ir specialisto tokio kaip aš. Ir sugauti tokias geras įžvalgas, vėliau priimti sprendimus, ką su to daryti. Kas yra vis dėlto diagnostika, tai labai akivaizdžiai papasakosiu jums iš gyvenimo situaciją, kadangi didžioji dalis tautos vairuoja automobilius. Tai kažkokius mechanizmus kai kada būna ir tam, kad neaiški situacija važiuoja su automobiliu ar ne, tai pirmiausia nuvažiuoja pas specialistą ir padaro diagnostiką ir diagnostika nustato ten, vat yra tas ir reikėtų padaryti tą ir aną, tam, kad vis dėlto toliau automobilis važiuotų. Ir jau toliau sprendžia žmogus, ką su tuo daryti ir kaip su tuo daryti. Aš tiesiog nekalbinėjau, tiesiog matau, kad kartais, turėjau jau patirties darydama diagnostikas, kartais būna taip, kad žmogui užtenka ateiti į diagnostiką ir kai kada suvokti, kame yra priežastis ir pamačius ir pripažinus tam tikrus dalykus, kartais pradeda spręsti situaciją pati savaime, be jokios intervencijos. Būna taip, kad kai kada problema yra sluoksniuota keliais etapais ir tiesiog jo po diagnostikos metu galima pasakyti, va šitam sluoksnį yra tas, šitam sluoksnį anas, šitam sluoksnį tas, ketvirtam tas. Ir iš tikrųjų diagnostika sutaupo labai greitai laiko, nes tas aklas klaidžiojimas, kurgi vis dėlto yra užtaisas, kur yra priežastis, kur yra kažkokie tai priežastiniai pasekmės ryšiai, diagnostika labai sėkmingai tai atskleidžia ir žmogus vėliau priima sprendimus, ką su tuo darys. Tai va, ir bet kuriuo atveju sutikit su manim tam, kad išlaikyti visatoje balansas, ar tiki ar ne, kad tai yra, nėra, bet tai egzistuoja. Tai iš tikrųjų prašyti vėliau praėjus diagnostiką atsiliepimo, tai yra pats mažiausias, vadinkim, užmokestis, kurį galite sumokėti už diagnostiką. Taigi dar kartą skatinu rašyti asmeninę žinutę man susirasti per Facebook arba Instagram platformą, yra visos nuorodos iš tikrųjų mano puslapyje YouTube kanalo ir tiesiog pasidaryti savo intervenciją. Diagnostikos nebus visada, tik tai šį mėnesį skiriu diagnostikom ir apie laiką susitarti, jeigu kyla klausimų, klausti manęs, aš mielai atsakysiu. Taigi, trumpai yra tiek ir su jumis buvo aš Ingrid ir iki rytojaus trečiadienio. Ir labai prašyčiau, dėkite laikus, patiktukus. Tai irgi yra viena iš duoti, imti balanso formų.